Brangieji, šiandien noriu pakalbėti apie labai svarbią temą. Kaip atsikratyti to, kas trukdo mums eiti į priekį, tiek mūsų tikėjimo kelyje, tiek gyvenime. Dažnai mes patys nepastebime, kaip mūsų laiko įvairūs dalykai. Praeities nuoskaudas, baimės, prisirišimas prie to, kas patogu, bet nebeveda į priekį. Biblija pateikia aiškių pavyzdžių, kaip žmonės pašaukti Dievo turėjo atsisakyti to, kas juos stabdė su tikėjimo, žengti į priekį. Šiandien noriu pakviesti kartu apmąstyti, ką mums sako Dievo žodis ir kaip galime pritaikyti tai savo gyvenime. Kas trukdo mūsų dvasiniam augimui? Jėzus mums sako: ir jeigu tavo akis gundo tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tau geriau vieną akį įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį. Šie žodžiai yra labai kieti ir stiprus. Tačiau Jėzus neskatina savęs žaloti fiziškai. Jis moko mus apie dvasinį apsivalymą. Kartais mes prisirišame prie dalykų, kurie trukdo mūsų santykius su Dievu. Nuodėmė, blogi įpročiai, netinkami santykiai ar net mūsų pačių baimės. Jei bijome išsiskirti iš pasaulio dėl savo tikėjimo, ši baimė tampa grandinė, kuri neleidžia mums augti dvasiškai. Jei negalime paleisti senų nuoskaudų ar pykčio, tai tampa dvasinė našta, stabdančia mus nuo artimesnio ryšio su Dievu, nuo mūsų santykių su artimaisiais. Jėzus kviečia mus ryžtingai spręsti šiuos klausimus. Jis nenori, kad būtume laisvi, kad būtų širdis švarios ir kad pasiruošusios priimti jo vedimą. Nori ir kviečia. Šiandien girdėjote Evangeliją pagal Luką, 9 perskyrimas. Ten užrašyta istorija apie 3 žmones, kurie norėjo sekti Jėzų, bet kiekvienas iš jų turėjo tam tikrų kliūčių to nedaryti. Šioje ištraukoje matome 3 pagrindinės kliūtis, kurios gali trukdyti mums eiti paskui Jėzų. Norime, bet negalime. Tai pirmoji būtų patogumo troškimas, antroji prisirišimas prie praeities, trečioji neapsisprendimas. Patogumo troškimas toks artimas mums. Pirmasis žmogus buvo pasiryžęs sekti Jėzų, bet Jėzus jam priminė, kad jo kelias nėra lengvas. Mūsų gyvenime taip pat gali būti akimirkų, kai patogumas tampa kliūtimi tikėjimo augimui. Prisirišimas prie praeities, ne ką svarbesnė, kliūtis ir sunkesnė. Antrasis žmogus norėjo pirmiausia palaidoti savo tėvą, kas tuo metu buvo labai svarbi pareiga. Ir dabar. Tačiau Jėzus ragina neatidėlioti, bet iškart atsiliepti į jo kvietimą. Neapsisprendimas. Trečiasis žmogus norėjo sekti Jėzų, bet pirmą norėjo atsisveikinti su šeima. Jėzus į tai atsakė palyginimu apie artoją, kuri žvalgosi atgal. Jei žiūrime atgal, negalime eiti į priekį. Šie žmonės išreiškė norą sekti Jėzų, bet kiekvienas turėjo priežasčių, kurios juos stabdė. O kas stabdo mus? Ar galėtume atsiliepti į Dievo kvietimą, kaip tai padarė Abraomas? Prisiminkime tą istoriją arba tą kvietimą. Dievas Abraomui tarė: eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodys. Abraomas turėjo palikti viską, kas jam buvo pažįstama ir brangu. Tai nebuvo lengva, bet jis pasitikėjo Dievu. Kartais mes taip pat turime palikti kažką savo gyvenime, galbūt tai patogumas, prisirišimas prie praeities ar mūsų pačių planai. Jei norime augti tikėjime, turime būti pasiruošę eiti į nežinomybę, pasikliaudami tik Viešpačiu. Visada yra kažkas mūsų gyvenime, kas mus varžo. Klausimas vienas: ką mes su tuo darysime?
Kai Jėzus prikėlė Lozorių, jis tarė: atraišykite jį ir leiskite jam eiti. Kartais mes gyvename su mirties rūbais, praeities skausmais, kaltės jausmu ar nesėkmėmis. Jėzus mus kviečia paleisti tai, kas neleidžia eiti į priekį. Jėzus nori, kad mes būtume laisvi nuo nuodėmės. Apaštalas Paulius sakė: tik vieną tikrą. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Paulių galėjo varžyti praeitis, juk jis buvo persekiojęs krikščionis. Bet jis pasirinko eiti į priekį, nes Dievas turėjo jam didesnį tikslą. Jei ir mes norime judėti į priekį, mums reikia atpažinti tai, kas mums trukdo, imtis veiksmų, pasitikėti Dievu, nesigręžioti į praeitį ir gyventi laisvėje. Kaip atpažinti, kas trukdo? Ar tai baimė, nuodėmė, blogi santykiai ar įpročiai? Melskime Viešpatį parodyti, kas mums trukdo. Ir imkimės veiksmų. Jei reikia, pasiryžkime drąsiems sprendimams, kaip tai padarė Abraomas. Pasitikėkime Dievu. Nežinomybė gali gąsdinti, bet Dievas visada rodo kelią tiems, kurie pasitiki juo. Ir nesigręžiokime į praeitį. Kaip Paulius, nukreipdamas akis į priekį, nes Dievas turi mums paruošęs didesnį tikslą. Gyvenkime laisvėje. Lozorius turėjo būti atraišiotas, kad galėtų vaikščioti. Taip ir mes atsikratykime to, kas mus varžo. Mylimieji, Dievas kviečia mus į tikrą laisvę. Jis nori, kad būtume laisvi nuo visko, kas veda mus į nuodėmę. Ką turėtume palikti praeityje, kad galėtume judėti pirmyn? Ką? Gal egoizmą? Gal pyktį? Gal baimę? Gal netikėjimą? Ar įprotį, kuris trukdo gyventi su Kristumi? Viešpats kviečia mus nusimesti šias naštas ir drąsiai eiti pirmyn, pasitikint juo. Amen. Taip tebūna. Amen.